gydomos piktybinių navikų ląstelės persimeta į gretimus audinius bei organus, o per kraują ir limfą ir į tolesnius. 6 milijonai. Daug ar mažai? Labai daug, nes maždaug tiek žmonių sirgusių vėžių, kasmet įrašoma į pasaulinės mirčių sąrašus. O rytoj, Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, vėžio atvejų daugės. Manoma, kad iki 2020-ųjų 6 milijonai gali virsti 15 milijonų. Jungtinių Amerikos valstijų vėžio registro duomenimis jau šiandien vėžiu suserga kas 3 moteris ir kas 2 vyras. Krūties vėžys Jungtinėse Amerikos valstijose paženklina kas 8 moterį, o Europoje kas 9. Remdamiesi šiais duomenimis bei kitais lyginamaisiais skaičiais galėtume daryti išvadą, jog kasmet Lietuvoje atsiranda apie 3000 naujų krūties vėžio atvejų, tačiau tik pusė aptinkama. Mažiausiai 5000 moterų su savimi nešiojasi tiksinčią bombą krūties vėžį, tačiau to nežino. Jungtinėse Amerikos valstijose paprastai randami 0 ir 1 stadijos navikai, kadangi jos diagnozuoti nėra sudėtinga. Bet Lietuvoje jie dažniausiai diagnozuojami 2 ir 3 stadijos. Pasirodo, pastebėjusius pakitimus krūtyse, vienos moterys ima save įtikinėti, jog negalinčios sirgti, nes nesirgusi nei mama, nei močiutė. Kitos raminasi, jog visų moterų krūtyse yra panašių mazgelių. Trečios gydosi žolelėmis, medžio žieve, molio ar užkalbėjimais. Moteris klysta, manydamas, kad jei sirgtų, skaudėtų. Susirgus krūties vėžiu skaudėti pradeda tik tada, kai liga yra įsisenėjusi. Ir ją išgydyti yra nedaug vilčių. Krūties vėžiui ne 1000 metų. Ši liga jau nusinešė daugybę gyvybių, tačiau laikui bėgant padėtis gerėjo. Rembrandto nutapyta moteris, ant kurios kūno matyti aiškios vėžio žymės, buvo pasmerkta. 20 amžiaus pradžioje išgyvendavo 2 iš 20 susirgusių moterų. Tačiau prieš 25 metus Jungtinėse Amerikos valstijose ir Europoje būdavo išgydomos 2 iš 3 susirgusių moterų. Lietuvoje prieš tiek metų 2 iš 3 mirdavo. Nūnai, Jungtinėse Amerikos valstijose miršta 1 iš 10, o Lietuvoje kas 2 krūties vėžiu serganti moteris. Tik tai nedelsk. Tik tai nedelsk. Dažnai sakoma, išgelbėsi žmogų, išgelbėsi pasaulį. O aš perfrazuoju, išgelbėsi moterį, išgelbėsi ne tik jos, bet ir jos artimųjų, vaikų, vyro, draugų pasaulį. Ir dėl vienos moters vertėjo viską pradėti, o nedelsk palietė 1000 moterų likimus. Viena paraginta suskubo pasitikrinti, kita aplankė kultūrinius projekto renginius, dar kita dėl sveikatos bėgo solidarumo maratoną, rožinėmis gėlėmis papuošė savo palangę. Išlankstė popierinę gervelę, ar rožinio kaspino autobusike, išgirdo džiugę ar liūdną žinią. Rūpinkite savo sveikata, daugiau dėmesio skirkite sau, vardan savęs ir tų, kurie mus myli. Projektas Nedelsk, Agnė Zuokienė. Raskit laiko, užgniaužkit savo baimę, įtikinkit save, reikia. Mam, saugok sveikatą ir laimę. Mamytė, aš taip norėčiau tave išgelbėti iš visų rūpesčių. Mamytė, linkiu tau ramaus miego ir smagaus prabudimo. Ir linkiu tau drąsos, Kūrybos džiaugsmo. ausros vidury vandenyno, Ežerų atspindinčių vasaros dangų. Ir stebuklo, kuris vadinasi gyvenimas.